Penktas skyrius. Vairuotojų pareigos pėstiesiems. Įvažiuodamas į kelią iš esančių šalia jo teritorijų. Išvažiuodamas iš kelio iš šalia jo esančias teritorijas. Vairuotojas privalo praleisti pėsčiąjį, kurio judėjimo kryptį jis kerta, o sukdamas į dešinę ar į kairę sankryžose, į jo važiavimo krypties bet kurią eismo juostą įžengusi, žengianti arba prieš pat eismo juostą, važiuojamosios dalies kraštą, stovinti ir laukianti galimybės įžengti pėsčiąjį. Kai sukama į kelią su viena eismo juosta kiekviena kryptimi, vairuotojas privalo praleisti į bet kurią eismo juostą įžengusi, žengianti arba prieš pat eismo juostą, važiuojamosios dalies kraštą, stovinti ir laukianti galimybės įžengti pėsčiąjį. Vairuotojas visais atvejais privalo duoti kelią pėsčiajam važiuodamas atbulas. Reguliuojamoje sankryžoje ar pėsčiųjų perėjoje, kai šviesoforo ar reguliuotojo signalai leidžia važiuoti, vairuotojas privalo duoti kelią nespėjusiam pereiti važiuojamosios dalies pėsčiajam, kuris įžengė į ją esant leidžiančiam eiti signalui. Jeigu šviesoforo arba reguliuotojo signalai draudžia važiuoti, vairuotojas privalo sustoti prieš kelio ženklą stop liniją ir ar stop liniją šviesoforą, o jeigu jų nėra, prieš reguliuojamą pėsčiųjų perėją. Vairuotojams, kurie užsidegus geltonam arba balto horizontalaus brūkšnio formos šviesoforo signalui arba reguliuotojui pakėlus ranką aukštyn galėtų sustoti nurodytose vietose tik staigiai stabdydami, leidžiama važiuoti toliau. Artėdamas prie nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, vairuotojas privalo sulėtinti greitį arba sustoti prieš pėsčiųjų perėją, kad praleistų į bet kurią jo važiavimo krypties eismo juostą, o keliuose su viena eismo juosta kiekviena kryptimi į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusi, žengianti arba prieš pat eismo juostą važiuojamosios dalies kraštą, stovinti ir laukianti galimybės įžengti pėsčiąjį. Transporto priemonių vairuotojai privalo imtis papildomų atsargumo priemonių tamsiuoju paros metu, esant blogam matomumui arba tais atvejais, kai pėsčiųjų perėja iš vairuotojo vietos nėra gerai apžvelgiama, ir įsitikinti, kad pėsčiųjų perėjoje nėra pėsčiųjų, kuriuos turėtų praleisti. Jeigu prieš pėsčiųjų perėją sustojo transporto priemonė, tą pačią kryptimį važiuojantis vairuotojas privalo sustoti ir vėl pradėti važiuoti tik įsitikinęs, kad perėjoje nėra pėsčiojo, kuriam jis galėtų sutrukdyti arba sukelti pavojų. Jeigu prieš pėsčiųjų perėją transporto priemonė sulėtino greitį, tą pačią kryptimį važiuojantis vairuotojas privalo sulėtinti greitį arba sustoti ir vėl pradėti važiuoti tik įsitikinęs, kad perėjoje nėra pėsčiojo, kuriam jis galėtų sutrukdyti arba sukelti pavojų. Vairuotojui draudžiama įvažiuoti į pėsčiųjų perėją, kol pėstieji, kuriuos privaloma praleisti, neišėjo iš jo užimamos eismo juostos. Taip pat jeigu už jos yra kliūtis, grūstis ir panašiai, dėl kurios reikėtų sustabdyti transporto priemonę. Artėdamas prie sustojusios transporto priemonės su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais ir įjungta avarinė šviesos signalizacija ar prie sustojusio mokyklinio autobuso su įjungtomis įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis, vairuotojas privalo sulėtinti greitį, prireikus, ir sustoti, kad praleistų vaikus ir juos lydintį asmenį. Visur, net ir ne pėsčiųjų perėjoje, vairuotojas privalo praleisti asmenį su regos negale, signalizuojantį balta lazdele, arba asmenį su negale, važiuojantį per kelią asmens su negale vežimėliu,